Klausimai dėl nekilnojamo turto mokesčio, taip sakant, desertui. Tuoj susidėliosim visus popierius, jų daug čia. Taip. Tai kaip visada pradėsim nuo ministerijos, kadangi tai įstatymas, kuris turėjo daugiausia reakcijų, daugiausia pakeitimų, ar keitinėjimų, ar aiškinimų. Tai gerbiamas ministrė, prašom, dėl nekilnojamo turto, po to sutarę. Ačiū pirmininkė. Nežiūrint tų visų galbūt variantų gausos, tai turbūt įstatymas, kurį dabar mintinai moka visi Seimo nariai. Ir ne tik tai. Tai priminsiu, kad ten yra keletas dalių. Mes siūlome išdėstyti įstatymą dėl pakeitimų gausos nauja redakcija. Mes siūlome prie savivaldybių nustatomų tarifų komerciniam versle naudojamam nekilnojamam turtui pridėti saugumo dedamąją 0,2% tarifą nuo turto vertės ir pervesti šitas lėšas į gynybos fondą, kurio lėšos yra skirtos būtent infrastruktūrai, o tai yra infrastruktūrinis mokestis. Dėl nekomercinio turto siūlome dalinti tą turtą į dvi dalis. Ir viena dalis, pagrindinis būstas ir jo apmokestinimas ir jo apmokestinimo tarifai, taisyklės būtų atiduotos savivaldai spręsti su socialinė garantija minimalios vertės, minimalios to pirmojo būsto vertės ne mažesnė negu 10 000 eurų. Ir čia mes orientavomės į mažiausios vertės turtą turinčių savivaldybių turto medianą. O visas likęs turtas, nekomercinis turtas valdomas asmenų būtų apmokestinamas valstybės nustatytais tarifais ir pajamos tektų gynybos fondui. Tai va tokia schema pasiūlyta ir ją galima aptarinėti. Gerai, supratau. Gerbiami kolegos, tai į komitetą buvo gauta daugiau kaip 80 atskirų piliečių laiškų, kokių 60 tai identiški, bet reakcijų buvo labai daug. Ir po mitingo, ir prieš mitingą nepasitenkimas didelis. Lietuvos profesinės sąjungos solidarumas. Prašom, Kristina, jūs čia dalyvaujat, galit išreikšti savo pasipiktinimą ar pritarimą. Ačiū labai. Mes labai suprantame, kad biudžetų reikia pinigų. Gerbiamas komiteto pirmininkas jau metė man repliką, kad mes prašysim algų didinimo viešajam sektoriui. Iš tikrųjų, nes tai yra pažadėta įstatyme, bet dabar dėl nekilnojamo turto. Mums labai kelia susirūpinimą jaunos šeimos. Mes sakome, kad prasta demografija, didelė migracija ir mes kažkaip taip skriaudžiam būtent jaunas šeimas, kurios dabar turi kreditus pasiėmę, įsigyja savo šiokį tokį būstą. Ir dabar ką mes matome? Reiškia, šitom šeimom bus uždėtas didelis mokestis, nes jų būstas bus brangus, nes jis yra naujas būstas. Dabar mes pakeliam jiem mokestį, įvedam turto mokestį, tada mes apmokestiname papildomai draudimą, nes mes visi puikiai suprantam, jeigu žmogus turi paskolą iš banko, jis turi drausti savo turtą. Šičia mes vėl įvedam papildomą mokestį. Mes ką tik svarstėm PVM šildymo mokestį, mes irgi nuėmėm. Tai reiškia, žmonėms, jaunom šeimoms su įsipareigojimas bankams labai užauga papildomai mokesčiai už būstą. Antras klausimas, ką mes pastebėjom, labai Lietuvoje vangiai vyksta renovacija.
būsto renovacija. Žmonės iš tikrųjų nenori imtis įsipareigojimų. Mes turim daug labai pavyzdžių, kada reikia 20 metų prisimti įsipareigojimus ir dar palikti juos savo paveldėtojams, jeigu tu renovuoji būstą. Tai žmonės dar labiau nenorės investuoti, nes renovuotam būstui padidėja vėl kaina. Tai mes iš tikrųjų sakome, kad reikėtų tą klausimą vis dėlto labai atsargiai svarstyti. Ir tas ribas, kur jūs sakote, buvo pirmas variantas, mes matėme, buvo 40 000, dabar jisai jau sumažėjo iki 10 000 ir tas tarifas, kurį sprendžia savivalda, 0,1 iki 1%, tai vis dėlto labai didelis skirtumas, kiek tai bus savivaldybėje ir kokią tą įtaką turės patys piliečiai, pilietinė visuomenė ir tos pačios profesinės sąjungos. Mes savivaldoj visiškai neturim socialinio dialogo, ten niekas nebendrauja su žmonėmis, ten niekas nebendrauja su profesiniam sąjungom. Anksčiau mes turėjom 3 šalies tarybas, kur galima buvo šitos klausimus svarstyti, dabar savivaldos pačios priims sprendimus. Tai mums kaip profesiniam sąjungom tikrai labai šitas jūsų nuostata dėl nekilnojamo turto labai daug kelia klausimų. Ačiū, Kristina. Vyriausybė, jūs fiksuokite pastabas, jau turbūt ir gavę, tai po to galėsit atsakyti. Taip, Lietuvos buhalterio ir auditojų asociacija, ponia Daiva, matau, jūs dar dalyvaujate, jums žodis. Taip, dėkoju už žodį, toje minutėlę pasiruošę. Prašom. Mes norėtume atkreipti 4 tokius dalykus dėl nekilnojamo turto mokesčio, dėl pagrindinio būsto. Tai dėl skaidrumo, nes jeigu paliekama teisė savivaldybėms nustatyti tarifą ir neapmokestinamą nekilnojamo turto mokesčio dydį pagal daugybę parametrų, jie apibrėžti įstatyme, tai atsiranda didelė rizika, kad tai bus daroma neskaidriai, kadangi vieni savivaldybė neturi išsamių sąrašų, kurie identifikuotų visus kriterijus ir gali gauti situaciją tokia, kad tie, kurie daugiau reikia ir daugiau reikalauja, jie gaus lengvatinius tarifus arba jų neapmokestinama nekilnojamo turto vertė bus didesnė negu tų, kurie nereikia, nors turi galbūt net stipresnius kriterijus ir galbūt net pagal kitiems asmenim pritaikytas lengvatas, jie lengvai jas pretenduotų. Neturi jos duomenų bazės, kuri galėtų būti viešinama ir net jeigu būtų viešinama po tarifų paskelbimo ir po verčių nustatymų, kitas gyventojas, kuris galbūt irgi galėjo pretenduoti lengvatais, tai sužinos per vėlai ir jau jam lengvata nebus pritaikyta, sužinos kitais metais. Tai dėl skaidrumo, dėl tvarumo iš tikrųjų yra visi dydžiai neindeksuoti projekte, tai siūlymas ir klausimas kartu finansų ministerijai, ar jūs čia specialiai neindeksuojate su intencija, kad jie ateityje praras prasmę ir tie visi laipteliai ir tos ribos taps nereikšmingi, ar čia yra tiesiog neapsižiūrėjimas. Ir kitas, dar 3 punktas dėl rinkimų. Rinkimų įrankio, jeigu jūs paliekate savivaldybei spręsti dėl pagrindinio būsto, faktiškai nekilnojamo turto mokestis gali varijuoti 10 kartų. Kaip pavyzdys mes šiandien šios dienos Facebooko paskyroje pateikėm pavyzdį, kai turto vertė 100 000 ir pagrindinis būstas gali būti jo mokestinė, nekilnojamo turto mokestis 450 €, jeigu taikomas 1% tarifas ir antram būstui, tokios pačios vertės būstui toje pačioje savivaldybėje jau būtų nekilnojamo turto mokestis 50 €. Tai variacija per daug didelė. Tai rinkimo metu tai gali būti naudojamas kaip įrankis. Prieš rinkiminiais metais gali netikėtai nekilnojamo turto tarifai ir neapmokestinamos vertės tarifai mažėti, o neapmokestinamos vertės didėti. Kitais metais vėl būtų atvirkštinis variantas, tai toks nepastovumas iš tikrųjų gyventojus neramina ir siūloma įsiklausyti į mitingo dalyvius, nes jie būtent dėl to ir mitinguoja. Ir stabilumas iš tikrųjų
nors nekilnojamo turto mokestinė vertė būtų fiksuojama kas 3 metus, tačiau dėl to, kad savivaldybė kas metai galės keisti skaičiavimo kriterijus, tai gyventojas visiškai nežinos, koks bus kitais metais nekilnojamo turto mokestis. Tai norėtųsi, pakarsikartoju, skaidrumo, kad įstatymas atneštų daugiau skaidrumo, kad daugiau tvarumo dėl indeksacijos, kad tai netaptų rinkiminių įrankių ir daugiau stabilumo, kad nebūtų galima kaitalioti šitų tarifų taip dažnai, kaip nustatyta įstatymu. Tai tiek, dėkui. Ačiū. Kita grupė pastabų, tai yra iš Lietuvos savivaldybių asociacijos. Ponas Giedrius dalyvauja posėdį, tai įsijunkit mikrofoną. Labadiena visiems. Na čia aišku daug baimių, kad čia savivaldybės kokius tai drakoniškos apmokestinimo sąlygas nustatys, bet iš tikro tai savivaldybės arčiausiai žmonių turbūt savo rinkėjų nenorės kažkaip skriausti labai. O antras dalykas, jeigu pažiūrėt tiesiog dabartinę patirtį, savivaldybės nustato ir žemės mokesčio, ir komercinio turto tarifus, tai jie tikrai gana stabilus, ten nėra kažkokie ten labai dėlių pokyčių. Dabar esminis dalykas dėl šito projekto. Tai, nekilnojamas turtos mokestis iš tikro yra natūralus savivaldos mokestis, nes savivaldybės vis tik tai tvarko ir išlaiko tą infrastruktūrą aptarnaujančią nekilnojamo turto objektus. Ir čia dabar tas įvykęs projekte toks dirbtinis atskyrimas to turto, kai pagrindiniam būstas reiškia savivaldai, o reiškia visas kitas valstybei, tai toks atrodo keistai, nes, pavyzdžiui, ar ten pagrindinis ar nepagrindinis būstas, tai ta infrastruktūra ta pati, turbūt savivaldybės, ne valstybė čia rūpinsis ar kokiam sodų bendrijoje ten infrastruktūra, ar garažais, ar kaip, tai čia turbūt teritorijų plėtra vis tiek savivaldai. Tai logiškiau būtų, kad tikrai būtų viskas perduota į vienas rankas, į savivaldybių. Ir iš esmės tas sprendimas jau yra principinis padarytas projekte, nes vienam projektą tarsi 2 projektai yra įteisinti, reiškia dabartinis yra, o nuo 31 metų tas režimas keičiasi, reiškia pereina visas turtas savivaldybių reiškia reguliavimo sferoj. Bet mums tada nėra kažkaip nesuprantama, nėra tokių svarių argumentų, kodėl reikėtų delsti tą padaryti, nes vis tik tai, jeigu motyvuojama, argumentuojama, kad čia gynybai, ten skaičiuojama 9 milijonai, tai aš manau, kad tikrai mūsų vertinimu tikrai net 9 nebus, nes kadangi, reiškia, dabar pagrindinis būstas apie 80% sudaro viso struktūroje, tai, žinot, skaičiavimas pagal esamą situaciją, o jeigu, reiškia, po to optimizuosi tą mokestį, gal šeimos nariai tenai gali vėl vienas vienam būste, kitas kitam deklaruoti, žodžiu, greičiausiai sumažės, ten pasidarys labai mažai tų nepagrindinių būstų, tai nebus ko gero nei 5 milijonų surinkta. Tai, o jeigu būtų daugiau, kas atsitiktų? Tai esmė turbūt ar 9 ar 5 milijonai čia nesprendžia turbūt gynybos klausimų, tuo labiau, kad jau iš savivaldybių yra paimta gynybos reikmėm 150 milijonų, reiškia, civilinės saugai, o dar blogiau, kad dabar jau numatoma net 2 procentai GPM-o. Tarp kitko buvo kalba pirmininkė, prisimenu, kad nedaugiau gal kai 1 procentas, bet gavosi 2 procentai, tai čia aišku, kasmet augančios sumos, čia jau bus ir vos ne 100 milijonų, reiškia, paimta. Tai plus dar 0,2 papildomas tarifas komerciniam turtui, kas irgi gali įtakoti savivaldybių pajamas, nes savivaldybėm bus spaudimas susimažinti savo tarifą kažkiek, tai reiškia, ir tikriausiai nenorės labai savo verslo bendruomenės, kažkiek matyt teks tą mažinti. Tai žodžiu, čia bus tikrai jau paimta pakankamai iš savivaldos jau ir taip tų lėšų, ir čia, manau, tas klausimas tų 9 milijonų tikrai nesminis, kodėl reikėtų delsti. O dabar kitas dalykas, tai čia aš sakyčiau,
ne tik dar pinigų klausimas, kad savivaldai, bet ir pačio mokesčio logikos, jo dizaino. Nes dabar, kai žinot, kai apmokestinimas tarsi ne vienose rankose, tai gali gautis tokių labai nelogiškų ir tokių keistų disproporcijų apmokestinimo, kad, pavyzdžiui, antras būstas gali būti mažiau apmokestinimas negu pirmas, gali ir toks variantas daugelį atveju, nes, pavyzdžiui, ta 50 000 riba, regionų savivaldybėms, tai faktiškai ten nebus nei vienas antras būstas praktiškai apmokestintas regionuose. Tai net jeigu iš pagrindinio, tarkim, brangaus turi ten kažkiek bus, tai ten tai jau vėl prasideda nuo nulio apmokestinimas. Tai nelabai logiška, tai jeigu būtų savivaldos rankos, jos galėtų tikrai subalansuoti, suderinti, reiškia, gerai, tą pagrindinę būsto mažesnį tarifą, šiek tiek galima didesnį tarifą antram būstui. Tai čia toks lankstesnis būtų apmokestinimas. Kitas dalykas, gali gautis labai net socialiai neteisingas dizainas apmokestinimo, nes, reiškia, pagrindiniam būstui gerai, tai taikoma lengvatinis apmokestinimas, viskas tvarkoj. Bet jeigu dar žmogus turi daugiau turto, tai reiškia, dar dvigubą papildomą lengvatą to 50 000. Žodžiu, kuo daugiau turto turi, tuo reiškia, daugiau lengvatų gauni. Tai irgi tokios logikos nėra. Tai, pavyzdžiui, savivaldybės tarybos galėtų nuspręsti, jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi vienintelį būstą, tai jeigu jis brangus, gerai, kažkokia lengvata, bet tarkim, jeigu tos didelės lengvatos pirmam būstui jau ta riba didelė nustatys savivaldybė, tai gal antram būstui ten nėra prasmės labai jau tokia kažkokia kitiem, jeigu dar kelis būstus turi. Tai būtų logiškiau. Dar kitas, matom problemą, kad dabartiniam projekte tas kitas turtas, jis tarsi vieną krūvą, visi labai skirtingi turto rūšys apmokestinama visiškai vienodai. Nors aš suprantu, kad antram būstui tai viskas tvarkoj, gal galima ir daugiau, bet reiškia ten kokiem garažam, sodo nameliam, tai čia jau savivaldybės galėtų, jeigu turėtų savo rankose padiferencijuoti pagal tas turto paskirtis rūšis. Taip pat dar atkreipčiau dėmesį, kad jeigu nuo 31 metų, reiškia, perduodama tas turtas į savivaldos rankas, tai padaryta tai projekte gana keistai, kad į vieną krūvą sumetamas tas nekomercinis turtas su komerciniu turtu. Ir tada gaunasi apmokestinimo, reiškia, pagal tą šakutę nuo 0,5 iki 3%. Tai, o dar jeigu galios tas 0,2 papildomas tarifas, tai reiškia kokį ten sodą, namelį ar garažą ar sandėliuką, irgi reikėtų tada jau mažiausia riba būtų 0,7%, reiškia. Tai manytumėm, tai tikrai neproporcinga ir čia reikėtų, mes siūlom, kad lygiai tokios pačios užtektų ten tų ribų nuo 0,1 iki 1% visam tam nekomerciniam turtui. Nereikėtų čia tikrai taip sumesti krūvą. Ir dar kitos, aišku, trūkumai yra daugiau, kad dabartiniam esant dizainui, pavyzdžiui, neišeina tada apmokestinti daugiau to apleisto nekilnojamo turto, nes projekte dabar numatyta tik tai komerciniam turtui apleistam, reiškia, kitam nėra galimybių. Tai vėlgi, jeigu viskas bus į savo rankas, savivalda, tai būtų išspręsta problema. Dar ir daugiau aspektų, ten faktiškai yra antiregioninis pobūdis šito įstatymus didintų skirtumus tarp savivaldybių, nes vis tiek būtų paskata žmonėm deklaruoti gyvenamą vietą brangesniam, reiškia, būste, kuris paprastai ten didmiesčio ar kurortų savivaldybėse. Tai dar blogiausia, kad ir GPM-as ten nuplauktų iš rajoninių savivaldybių į tas savivaldybės. Tai, žodžiu, tikrai tą problemą reikėtų spręsti ir mes pateikėm daug konkrečių siūlymų, kaip pertvarkyti tą projektą, padaryti logišku. Turbūt čia jau būtų per daug laiko, mes čia nėra laiko visus konkrečius, bet gal dar bus progos panagrinėti, nes kažkaip būtų keista, kad savivaldai toks natūraliai priklausantis mokestis ir būtų neatsižvelgta į savivaldybių, į savivaldos asociacijos pasiūlymus, kad jis būtų priimtas neatsižvelgiant. Tai gal mes dar vis tiek rasim progų detaliau dar panagrinėti tos konkrečius siūlymus. Taip, prieš akis visas gyvenimas. Aš manau, kad iki šios dienos diskutavom apie tai ir
po šios dienos diskusijos tęsis. Tikrai, tai nėra nieko konstantos. Taip, gerbimi kolegos, toliau yra valstybinės įmonių registrų centras. Ar kas nors yra pasijungęs iš registrų centro? Taip yra, gerbiamas komiteto pirmininkas. Taip, prašom, jūs, kadangi konkrečių pasiūlymų teikėte, tai Dėkoju. prisistatykite tik tai ir pirmininkas. Turto vertinimo valstybės reikmėms skyriaus vadovė Lina Kanišauskienė. Tai nekilnojamo turto mokesčio įstatymo projekte yra neatsižvelgta į esminės registrų centro pastabas pasiūlymus. Tai yra siūlėme nekilnojamo turto mokesčio įstatymo projekto 7 straipsnį 1 dalį papildyti mokesčio lengvata fiziniams asmenims, kuri numatytų, jog pagrindinio gyvenamo būsto sąvokoje apibrėžti inžineriniai statiniai būtų neapmokestinami nekilnojamo turto mokesčiu. Taip pat atsisakyti nekilnojamo turto registro išrašo rengimo ir teikimo patikslinant projekto 11 straipsnio 4 dalį. Priežastis paskatinusios teikti šiuos pasiūlymus yra dėl to, kad siūlomoje pagrindinio gyvenamo būsto sąvokoje apibrėžti inžineriniai statiniai daugiausia apimtų kiemo statinius. Tai yra tvoro, šuliniai, stoginės, pavėsinės, kiemo, aikštelės ir panašiai, kurių vertės lyginant su būsto yra labai nedidelės. Tokių statinių mokestinės vertės nustatymo ir nekilnojamo turto registro išrašo parengimo kaštai būtų didesni nei už šiuos objektus mokesčių mokėtojai apskaičiuota mokėtina mokesčio suma. Šiuo metu nekilnojamo turto registre yra įregistruota apie 400 000 fiziniams asmenims nuosavybės teisę priklausančių inžinerinių statinių. Mokėtina mokesčio suma 99,5% inžinerinių objektų, skaičiuojant pagal dabar nustatytą jų vidutinę rinkos vertę, būtų mažiau nei 5 eurai. Taigi, projekte numatyti pakeitimai lemtų papildomą administracinę naštą mokesčių mokėtojams, tai yra išaugsianti kreipimusi skaičių dėl mokestinės vertės perskaičiavimo. Šiuo metu 85%, tai yra apie 340 000 minėtų įregistruotų inžinerinių statinių, vidutinės rinkos vertės yra nustatytos anksčiau nei prieš 3 metus. Taigi mokesčių mokėtojai būtų priversti teikti prašymus registrų centrui atnaujinti šias mokestinės vertes. Taip pat lemtų padidėsiančias valstybės biudžeto išlaidas verčių nustatymui, tai yra apie 2,7 milijonai eurų ir, aišku, žmogiškųjų resursų trūkumo registrų centre apskaičiuojant vertės išlaidų kaštų metodu. Iš viso apskaičiuoti visų inžinerinių statinių vertės tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims reikėtų apie 270 darbuotojų, iš kurių 160 perskaičiuoti vertes siūlomoje pagrindinio gyvenamo būsto sąvokoje apibrėžtiems inžineriniams statiniams. Tai būtų pagrindinės pastabos, pasiūlymai ir kas būtų, jeigu nebūtų atsižvelgta į šiuos registrų centro pasiūlymus. Ačiū, pirmininkė. Ačiū labai už konkrečius atkreipiant dėmesį komitetui, būtent dėl inžinierių statinių. Aš manau, kad ieškosim sprendimo būdų. Taip, Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacija. Ar kas nors pasijungęs? Taip, sveiki gyvi. Prašom. Gerbiamas pirmininkė, komiteto nariai, Mindaugas Tulevičius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas. Tai asociacija iš tiesų iš principo palaiko vieningo ir visuotinio nekilnojamo turto mokesčio idėją. Turbūt nemažai
nemažai argumentų dalį mes pritarėme, bet šiandien norėtume dėl vieno aspekto pasisakyti, dėl kurio ir teikiame gerbiamam komitetui siūlymą. Tai yra mūsų nuomonės spraga, kuri yra neištaisyta, palikta įstatyme, kuomet plėtotojų, nekilnojamo turto vystytojų, kūrėjų statomas turtas, kuris dar nėra parduotas, nėra eksploatuojamas ir nėra iš jo gaunama jokia ekonominė nauda, o tik tai patiriamos sąnaudos. Tai yra priežiūra, eksploatavimas, saugojimas, jis yra apmokestinamas nekilnojamo turto mokesčiu. Reiškia tik tuomet, kuomet turtas yra parduodamas, pakeičia savininką, tuomet įsigalioja įstatymo kiti reikalavimai. Tai mūsų nuomonė tai yra neteisinga ir nesuderinama su nekilnojamo turto ekonominė paskirtimi. Tai todėl mes siūlome, kad yra tikslinga atlikti teisėkūrinę korekciją ir numatyti, kad papildant 4 straipsnio 2 dalį naujų 3 punktų, išdėstyti, kad nekilnojamo turto mokesčio objektas nėra pardavimui skirtas, naujai pastatytas ar rekonstruotas nekilnojamas turtas, kuris nuo statybos ar rekonstrukcijos pabaigos nebuvo pradėtas naudoti, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos statybos įstatymus. Ir tokiu atveju mūsų nuomonė būtų išvengiama tokių aplinkybių, kuomet nekilnojamo turto plėtotojai yra priversti nepridavinėti nekilnojamo turto objektų, atidėti jų pridavimą ir iš to kyla nepatogumai tiek patiem plėtotojam, tiek savivaldybėm ir vartotojam. Tai ačiū, pasiūlymo esmė tokia. Ačiū labai už pasiūlymą. Ponas Mindaugai, gal jūs nieko nepasakėte apie terminą, kaip jūs įsivaizduojat? Tai metus, 2, 10, gali laikyti, nes mes nesenai čia turėjom tokį pokalbį, kur ESO darbuotojai mums konstatavo, ar Igničio, kad vien Vilniui 15 000 būstų stovi, taip sakant, ir elektros nenaudoja. Tai kažkas čia su nekilnojamo turtu tada neaišku, kaip galima būstą stovėti be elektros naudojimo, nors jis priduotas. Ačiū. Jo, tai aš gal negaliu pasakyti už ESO ar kitus tinklų naudotojus, bet iš tiesų susidurima su apsunkinimais kartais, kuomet nepriduodamas nekilnojamo turto objektas, bet yra sudaromos sutartis, kartais leidžiama sudaryti, kartais neleidžiama sudaryti ir turiu meni su tinklų naudotojais, ar tai elektra, ar tai vandenis nuotekos ir žmonėms tada sukūrėme apsunkinimai ir neaiškumai, kaip tokiu atveju elgtis. Kad visiškai nenaudotų, nežinau, tai turbūt būtų sudėtinga įgyvendinti. Kaip ir minėjau, nepriduotam objekte yra galimybė sudaryti sutartis, ir tokių atvejų išimtinių matyti yra, bet tai nėra tvaru. Tai mes irgi atkreipiam dėmesį, atstovaujam sąžiningus, atvirus, skaidrius plėtotojus, kuomet rinkoje susidaro tam tikros nelygios sąlygos, kuomet verslas nori realizuoti turtą, kad pirkėjai įsigytų baigtą, priduotą, saugų, registrų centre pilnai baigtą objektą, bet dėl nekilnojamo turto mokesčio būtent šio aspekto apmokestinamumo ant mokesčių, tai yra delsiama daryti. Ir nutempiama tikrai laikas metais, 3, 5. Tai man sunku pasakyti, pirmininkė, dabar kuriam laikotarpį čia tą reikėtų taikyti. Manom, kad įstatyme to galbūt nereikėtų numatyti, tiesiog įvesti tokią sąlygą, kad tas turtas, kuris naujai pastatytas ir rekonstruotas, nebuvo pradėtas naudoti, jis nebūtų apmokestinamas. Ir tai sudarytų tiesiog sąlygas daugiau išskaidrinti ir išviešinti tokius atvejus. Ačiū. Ačiū. Taip, Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacija, Lietuvos turto vertintojų asociacija ir Lietuvos vertintojų rūmai. Čia kažkas iš šitų. Gerai. Prašom. Ačiū pirmininkė, kad pakvietėt pasisakyti. Ar girdit mane? Taip, puikiai girdim, malonu matyti ir girdėti. Ja.
Kęstutis Kristinaitis, Lietuvos turto ir verslo vertinančių įmonių asociacija. Na, iš tikrųjų mes teikiam dėl vieno projekto straipsnio punkto dalies pakeitimo ir tai yra susiję su dviem aspektais. Pirmas aspektas tai yra dabar galiojančiam įstatyme ir projekte yra paliekama, kad savininkai, ar tai būtų fiziniai ar juridiniai asmenys, negali apeliuoti ir rašyti prašymų dėl turto vertės perskaičiavimo, kuri yra nustatyta individualaus vertinimo būdu. Nes būtent tas ribojimas, kad jeigu nesiskiria nuo nustatytos rinkos vertės mokestinė daugiau kaip 20%, tu negali net apeliacijos teikti. Na tai iš tikrųjų yra ir dabar nelogiška, bet kadangi dabar yra mažiau mokančiųjų nekilnojamo turto mokestį, tai ateity matant, ant kiek plečiamas ratas tų mokančiųjų, kurie mokės tą mokestį, na iš tikrųjų labai nelogiška yra. Ir šitoj vietoj nelogiškumas dar gaunas ir tame, yra pateikta mūsų pasiūlymuose ir lentelė. Nes tokiu atveju, jeigu turtas pervertinamas iki 20%, toks tikslumas, sakykime, mokestinės vertės, tai be viso kito pradeda keistis ir projekte numatyti tarifai. Ir tas pasikeitimas pradeda vykti nuo 200 000. Jeigu Seimas prognozuoja 0,1%, tai tarkim, jeigu vertė pervertinta daugiau kaip 20%, o savininkas negali apeliuoti, tai tarkim gaunasi 240 000 ir šioje vietoje keičiasi mokesčio tarifas į 0,2. Ir kitaip tariant gaunasi taip, kad nuo 200 000 ryšim su to, kad keičiasi mokesčio tarifas, nes perlipamas laiptelis, 240% didėja mokestis, nuo 400 3 kartai, 300%. Na, o nuo 600 000 slenksčio didėja 2,4%. Tai yra, jeigu pinigais pavertus, neminėsiu, bet tai yra didžiulės sumos. Na ir iš tikrųjų bus didelis nepasitenkinimas, jeigu savininkam uždrausit net ir atlikinėti, teikti apeliacijas ir ginčyti tą nustatytą mokestinę vertę. Už tai mes siūlom tą 20% panaikinti. Kita vertus, noriu priminti ir pirmininkui, ir biudžeto komiteto nariam, kad nuo kitų metų, gegužės 1 dienos, įsigalioja 2 nauji įstatymai, kas beje yra paminėta ir įtraukta ir šiame projekte. Taip tariant, atsiranda naujas privalomasis turto ir verslo vertinimo įstatymas nuo kitų metų gegužės 1, kuriame mokestiniai vertinimai irgi yra traktuojami kaip privalomieji. Atsiranda naujas reguliavimas visos vertinimo veiklos, atsiranda registras vertinimo ataskaitų, atsiranda funkcijų perskirstimas tarp priežiūrinės tarnybos, kuri yra prie finansų ministerijos, ir yra įkurti jau, bet įstatymas irgi įsigalioja dėl Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo rūmų. Kitaip tariant, atsiranda daug naujų dalykų ir funkcijų persiskirstimo, tai lygiai taip pat mūsų siūlyme siūlom išbraukti, kad individualusis vertinimas atitinka Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatytus reikalavimus, nes iš tikrųjų reikalavimus dabar ir galutinai nustatys privalomasis turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas. Taip, kad manom, kad tai irgi yra perteklinis dalykas ir jo siūlom nepalikti ir pakoreguoti. Tai va tokie mūsų yra siūlymai, nes jeigu nieko nedaryti, nepasitenkinimas iš tikrųjų bus didžiulis ir negerai bus dabartiniam Seimui. Ačiū pirmininkai. Ačiū, Kęstuti. O jeigu nieko nedaryti ir nekeis įstatymo, tai triukšmas bus didesnis ar mažesnis? Ne, tai jeigu nieko nedaryti, su jūsų patirtim. Jūsgi pirmininkė, mes 15 metų nekartą esam diskutavę, ką reikėtų, kaip reikėtų, pasiūlymus esam teikę, bet šiuo atveju mes apsiribojom tik šito pasiūlymu,
nes yra ir daugiau, ką ir plėtros asociacija Mindaugas Statulevičius minėjo, yra daug dalykų. Tarp kitko, registro centro pasiūlymai logiški, nes priklausinius pradėti atskirai vertinti ir dar pagal skirtingą mokestinę bazę, nes ten yra nerinkos vertės, ką kalbėjo registro centro atstovė, o tai yra atkūrimo kaštai, tai iš viso chaosas toks įvedamas, kad nieks jame nebesusigaudys, nei vertintojai, nei kas nors kitas. Tai šitą vietoje tikrai galima ir nieko nekeisti, bet vis tiek anksčiau ar vėliau reikės, kažkas turės ryžtis keitimams, bet juos reikėtų išdiskutuoti, aš tą norėčiau pasakyti. Ačiū. Dar matau Tauras Tupinis, čia vertintojų turbūt asociacija. Taip, Lietuvos turto vertintojų asociacija. Tai aš trumpai gal truputį pridursiu prie to, ką Kęstutis Kristinaitis pasakė. Iš esmės turbūt paminėjo visus pagrindinius aspektus. Gal tik tai aš noriu akcentuoti tokius kelius dalykus, kad iš tikrųjų pagal dabartinį tą įstatymo siūlymą masinis vertinimas turi nustatyti mokestinės vertės, o valstybė įsipareigodama, įvesdama visuotinį turto mokestį, iš esmės turi įsipareigojimą ir nustatyti tą mokestinę vertę. Dabar pagal dabartinį siūlomą įstatymą tos vertės gali skirtis. Ir skirtis gali ten įvairiais skaičiavimais, maksimalios tos vertės ribos gali būti iki 40%. Mes įsivaizduokime, jeigu negalima tikslinti vertės mažesnės negu 20%, tai ką tai reiškia? Jeigu 5 milijonai turtas, reiškia 1 milijonas mokestinės vertės bazė, kaip ir nematoma problemos. Ne? Tai nustatydama tai, kad registrų centras nustato mokestinę vertę masinių vertinimų, turi valstybė pasirūpinti tuo, kad būtų nustatyta ir vertės tikslinimo procedūra atitinkama. Ir tos paklaidos atsiranda ne todėl, kad pas mus registrų centras blogai dirba, bet ir pats geriausias, reiškia, masinis vertinimas, jisai neturi tokios galimybės 100% užtikrinti tai, kad tų paklaidų nebūtų. Ne? Tai ta vertės tikslinimo procedūra yra būtina. Ir jeigu jau taip žiūrėti iš tos pusės, kas būtų visiškai teisinga kiekvieno turto savininko atžvilgiu, tai iš esmės tą vertės tikslinimą irgi turėtų net valstybė apmokėti. Nes visi, kad kalbant apie tai, reiškia, kad kiekvienam būtų vienodai teisingas įstatymas. O šiaip, jau aš nekalbu, kad jeigu savo lėšomis užsako tą vertinimą turto savininkas, jam kažkokius ribojimus taikyti. Tai kodėl mes ir teikiam tą siūlymą. Ir čia toks, sakyčiau, nėra čia politinis klausimas. Čia nėra kairės, dešinės, nėra mokesčių didinimo, progresyvumo ar kažko panašaus. Čia toks grinai yra teisingumo klausimas, kalba apie konstitucinę piliečių teisę, kad įstatymai užtikrintų vienodas galimybės, vienodas sąlygas visiems. Tai tiek turbūt. Ačiū labai už jūsų pastebėjimus. Taip, dar Aistė norėjo pasisakyti ir tada jau ministerija sureaguos. Dar bankas, atsiprašau, bankas svarbiausia. Po Aistės. Gerai, tai porą tada tokių pastebėjimų dėl nekilnojamo turto mokesčio, kadangi labai daug čia tų redakcijų, tai mums yra labai svarbu, kad būtų apsaugoti pažeidžiamiausi asmenys, kaip šitam projekte yra planuojama, tarkim, apsaugoti tokias grupės kaip šildymo kompensaciją gaunančius asmenis, tuomet daugiavaikės šeimas, žmonės su negale, šeimas, kuriuose yra neįgalus vaikas, pensijinio amžiaus žmonės ir vienišus tėvus. Tai vienas toks klausimas ir kitas klausimas, ar paskaičiuota, ar nebus taip, kad po šito mokesčio, kadangi pats tarifas mažėja, ar nebus taip, kad dalis, kas dabar moka didesnį mokestį, kad po šito mokesčio mokės mažesnį, ir čia skaičiuoti, ar čia su vertėm bus kitaip.
Taip, prašom, Jokūbai. Taip, tai ačiū žodį, pirmininkė. Tai aš keletą aspektų gal pasakysiu. Tai mes matome NT mokestį kaip labai gerą instrumentą surinkti pajamas tiek savivaldai, tiek valstybės biudžetą, ypač turint omeny gynybos poreikį. Ir matome, kad šalis, kurios turi didelius NT mokesčius, yra ir tos šalis, kurios išleidžia daug gynybai. Šitas mokestis, jeigu jisai būtų išnaudotas, jo potencialas, sakykime, kiek įmanoma labiau, tai jisai ekonomikai turėtų vieną iš mažiausių poveikių, neskatintų įvairių paskatų, kurios atsirastų gal didinant kitus mokesčius, todėl mes į šitą mokestį žvelgiam kaip į didžiausią potencialą turinti. Tai kartu mes matome, kad kryptis didinti visuotinumą yra tinkama, bet apibendrintai galime pasakyti, kad dėl to, kad bus mažinami tarifai ganėtinai reikšmingai, dėl įvairių atsirandančių išimčių, šitas mokestis neišnaudos savo potencialo. Jisai netgi bus surenkama turbūt mažiau, negu būtų surenkama, jeigu nieko nebūtų keičiama, nes mes žinome, kad vertės bus peržiūriamos šiais metais, bet mokesčio bus surenkama mažiau, jeigu žiūrint į tas naujas peržiūrėtas vertės. Ir šitoje vietoje mums gal kyla keli klausimai. Tai viena vertus mes suprantame norą nustatyti savivaldybėms tarifus, bet mes matome iš komercinio mokesčio patirčių, kad savivaldybės galėdamas nustatyti tarifus, juos nustato ganėtinai žemus ir vidutiniškai nustatomas tarifas siekia ne maksimali riba, kur yra 3%, bet 0,8% tarifas. Kitas dalykas, jau kalbant apie dabartinės išimtis, mums kyla klausimų. Pavyzdžiui, jeigu jau savivaldybėm yra duodama nustatyti tarifus pagrindiniam būstui, kam tada reikalinga nuolaida pagrindiniam būstui 50%, nes savivaldybės ir taip jau galės savo tarifais ir savo slenksčiais suformuoti tam tikrą nuolaidą. Antras dalykas, nelabai suprantam, kam yra nepagrindiniam būstui taikomas 50 000 eurų slengstis, kai slengstis jau yra pagrindinio būsto vertė. Tai papildomas antrasis slengstis, jisai tik tai mažina mokesčio surinkimą, bet iš principo jisai kažkokios ekonominės logikos neprideda. Dar vienas dalykas, tai kur mes nuogąstaujame, kad šitas mokestis kai kuriais atvejais gali tapti regresinis, nes antras būstas gali būti apmokestinamas netgi mažiau negu pirmas. Ir apskritai mes matome, kad jo efektyvus tarifas ryškiai mažėja, net keletą kartų kai kuriais atvejais, aišku, priklausomai kaip savivaldybės jį taikys. Lietuvos bankas nekartą yra pateikęs siūlymus, kurie iš tikrųjų kalba apie dabartinio NT mokesčio modelio praplėtimą, tai yra nuleidimą kartelės žemiau, galbūt atsisakymą didžiausių dabar esančių tarifų, kaip 2% ir panašiai. Toks modelis yra Latvijoje. Latvijoje NT mokestinimas taikomas nuo 1 euro, progresinis lygiai taip pat, tačiau neturi daugybės išimčių, kurių mes matome dabar yra. Ir Latvijoje yra surenkama dvigubai daugiau nuo BVP šito mokesčio, negu dabar yra Lietuvoje surenkamo, surinkimas, kaip mes matome, gali dar nepaaugti. Ir tai pasakius, gal dar pasakysiu, kad sveikiname siekį peržiūrėti registro centro mokestinės vertės dažniau, kartą per 3 metus, bet taip pat sakytume, kad galima būtų gal ir dar ambicingiau kartą per 2 metus peržiūrėti. Tai tiek būtų, ačiū labai. Prašom, dabar jau ministrė, sureaguokite, po to dar Seimo nariai galės užduoti. Gerai. Iš tikrųjų, aš galvojau, čia dabar į kiekvieną punktą mėgint atsakyti, kiekvienam punktui mes surastume tam tikrų argumentų, kodėl reikia daryti taip, o ne taip, kaip siūlantisis siūlo. Bet bendrai, pirmininką pasakysiu, padariau išvadą, kad pateiktas įstatymo projektas, vyriausybės pateiktas įstatymo projektas, iš antro karto tas, kuris praėjo Seimo kartelę, jisai yra kompromisinis.
Ir mes galime vieną į kitą pusę judėti, bet aš bijau, kad geriausia, racionaliausia būtų prie to kompromiso ir likti. Aišku, jisai netobulas, jis turi vien trūkumus, nei vieno privalumo, kaip buvo parodyta ir gerbiamo Giedriaus iš savivaldybių pusės, ir gerbiamo Jokūbo iš priešingos pusės, vien trūkumai. Bet manau, kad tas pasiūlytas variantas galbūt ir galėtų būti tas sutarimo taškas, dėl kurio mes šiandien galėtume ir susitarti. Su savivaldybė mes diskusiją turėjom, jinai prasidėjo nuo griežto finansų ministerijos noro paimti visą papildomą nekilnojamo turto mokestį į gynybos fondą. Aš iki šiol manau, kad tai būtų teisinga, bet po to dalinomės 50-50, dabar pagal dabartinę schemą, koks ten bus santykis turbūt, priklausys nuo savivaldybių, bet jeigu pamodeliuoti ten kažkokį vidutinį tokį savivaldybių elgesį, na, maždaug taip, kaip gerbiamo Seimo narė Skaistė pasiūlė, ten orientuoja tas grindis palei medianą kiekvienos savivaldybės, tai turbūt būtų 80-20. 80% savivaldai, 20% gynybos fondui. Nu, palikim tokį santykį. Dabar dėl savivaldos baimės, aš neturiu savivaldos baimės, aš visiškai pasitakiu savivaldybę, kurioje gyvenu, nežiūrint to, kad jos valdžią suformavo visiškai priešingą politinę jėgą, negu aš pats atstovauju. Bet aš savivaldai ir savivaldos išmintimi pasitikiu. Bet mes turėjome atsižvelgti į tai, kad tarp Seimo narių buvo visokių nuomonių. Čia buvo nerimo, kad savivalda nustatys vienam žmogui tokį, kitam kitokį. Taip nebus, taip negali būti. Savivalda turi nustatyti vieningą tarifą visiems savivaldybės gyventojams. Tai mokestis taip nenustatinėjimas, ten Petraičiui 20 eurų, o Antanaiteniai 180. Taip nebūna. Savivaldybės gali teikti individualias lengvatas, aš manau, kad tai bus atskiri atvejai, ten kraštutiniais atvejais, bet bendras lengvatas, kaip jūs minėjote, šeimoms auginančioms daug vaikų, mes jau vieną lengvatą esam įkalkuliavę, įkorporavę į šitą projektą ir gerbiamas Jokūmas tą jau žiauriai sukritikavo, bet pasiliktume prie tos nuomonės, kad reikėtų ten to sumažinimo bendro mokesčio. Kitais atvejais, jeigu asmuo gauna šildymo kompensaciją, greičiausiai, kad turto, jeigu šildymo kompensacijai turi per mažai turto ir neviršyje turto ribų nustatytų įstatymę, tai greičiausiai jisai ir nekilnojamo turto tos kartelės niekaip neviršys ir tiesiog bus nulis paskaičiuotas mokestis. Be to savivaldybės iš tikrųjų priklausomai nuo savo situacijos gali tas horizontales lengvatas nusistatyti, kadangi savo sąskaitą Giedriau, ir savo sąskaitą gali daryti, ką norit. Bet aš jūs labai agituočiau vis dėlto susirinkti pinigus iš gyventojų ir išleisti juos tinkamu būdu, tvarkant savivaldos infrastruktūrą. Dėl registrų centro pastabos mes tikrai pritartume, reikia vertinimą to turto padaryti kaip įmanoma paprastesnį ir pigesnį, tai masinis vertinimas yra tas sprendimas, kuris jau dabar veikia ir jeigu yra matosi kažkokių trūkumų įstatymo formuluotėse, tikrai prašyčiau į registrų centro pastabas atsižvelgti, kad jiem būtų aiškiau. Ir Taurui, ir Kęstučiui, su kuriuo mes irgi bendravom daug metų, galiu pasakyti, kad suprantu komercinį vertintojų interesą, bet valstybė tikrai vertinimo nefinansuos, baikit juokus. Ir 20% tasai slengstis, kada jeigu jau iš tikrųjų akivaizdžiai turto vertė yra menkesnė negu visuotinai įvertinta, bent 20 ar daugiau procentų, tai yra pagrindas tą vertinimą atlikti ir tai yra tarptautinė praktika. Dėl to, prie to paprastumo ir pasilikime. Jei aš kažko nepadengiau, galbūt
viceministras. Aš irgi čia rašiausi tuos konkrečius, bet jų paskui čia užplūdo visa lavina, tai nežinau, ar ministras visą turbūt padengė taip iš toliau, nežinau, ar konkrečius tikrai verta čia apie jaunas šeimas, kreditus, renovacijas, nu, ar turim tam. Tai vis tiek mes turėsim svarstymę šitos dalykus apspręsti, na pavyzdžiui, dėl registrų centro pastabų, tai tikrai čia 400 000 objektų, šuliniai, sandėliukai ten ir visokie aikštelės, tai manau, kad tikrai jie visiškai teisūs, kad čia žmogiškųjų resursų neužteks normaliam kitiem darbam. Tai reikia labai į konkretiką atsižvelgti ir tiek, bet kokiu atveju su biudžeto komitetas, su finansų ministerija derins apibrėžimus, formuluotės, įtraukiant į šitą procesą ir siūlytojus, kad kas vykdys tą įstatymą ar kaip jis galės tą įstatymą vienaip ar kitaip vykdyti. Tai matau dar Kęstutis Kristinaitis ranką pakėlė, tai aš manau, mes dar čia niekur nesiskirstom. Kęstuti. Jo, aš tik trumpą komentarą, pirmininkė, jums visiems ir ministrui. Na, iš tikrųjų mes nesiūlėm, kad valstybė dengtų individualaus vertimo išlaidas. Čia Taura šiek tiek tokį savo pamastymą pateikė, bet mūsų siūlymuose to nėra. Ačiū, Kęstuti, už paaiškinimus. Taip. Aš klausimą turiu. Aš noriu paklausti ministro, kaip čia pirmam projekte, kurį mes gavome ir buvo svarstymas, grindys nekilnojamo turto buvo 40 000, dabar sumažėjo iki 10 000, koks čia buvo motyvas. Ir aš dar noriu paklausti, nes daug labai žmonių kelia tą klausimą, kas atsitiks, jeigu šeima, pavyzdžiui, negali sumokėti tuo metu mokesčių. Aš esu savo gyvenime turėjusi tokių žmonių, kada įvyko nelaimingas atsitikimas ir šeima buvo nepajėgi mokėti aplamai jokių mokesčių, turėjo kreditą bankui ir neteko būsto. Ir mes patys ėjome ir pagalbos ieškojame į finansinės institucijas, kur suteiktos, bet visokių žmonėms nelaimingų gyvenime atsitinka dalykų ir jie tiesiog yra nepajėgus mokėti mokesčių. Mes šiandien Kristina, užduokit klausimą, suprantam situaciją. Kas atsitiks su tai žmonėmis, kurie bus nepajėgus sumokėti mokesčių? Aš iš karto galiu atsakyti, iš tikrųjų, yra tik vienas projektas svarstomas šiuo metu Seime, kuris praėjo pateikimo stadiją ir visų kitų nėra. Visų kitų nėra, jie buvo nesėkmingi, yra tas, kuris pateiktas. Tai ten 10 000 grindys vienam savininkui, reiškia šeimai 20. Dabar jeigu žmogus pakliūva į tokią situaciją, kada jam sudėtinga mokestį susimokėti, ar tai būtų nekilnojamo turto, ar tai būtų gyventojų pajamų mokestis, ar bet kuris kitas mokestis, valstybinė mokesčių inspekcija sudarinėja mokestinio kredito sutartis ir tas mokėjimas yra atidedamas tam tikram laikui, priklausomai nuo žmogaus situacijos, lygiai kaip tą patį daro ir bankai. Bankas analizuoja situaciją to kredito turėtojo ir gali atidėti įmokų mokėjimą, gali netgi atidėti palūkanų mokėjimą. Ir tokie klausimai individualiai sprendžiami ir jie visuomet geranoriškai išsprendžiami. Nu, kaip, priklausomai nuo realių aplinkybių. Ir dar minutėlę. Seimo Taip, iš ties jūs taip apibendrintai atsakėte į visas pastabas, bet man atrodo tai, ką pasakė Jokūbas ir ką pasakė Savivaldybių asociacijos ponas Lingis, tos pastabos jos yra reikšmingos, nes tai viena, kad man atrodo pastaba dėl to, kad savivaldybėm yra pareiga nustatyti neapmokestinamą kartelę ir tarifus, bet išlieka pareiga taikyti lengvatą, tiesiog keistai atrodo, nes iš principo savivaldybės gali tiesiog nustatyti perpus mažesnį tarifą ir tada nereikės lengvatos. Arba gali nustatyti dvigubai didesnį tarifą ir ta lengvata neturės jokios įtakos. Ta prasme, man atrodo, tai tiesiog yra nelogiška, vienas dalykas. Antras dalykas, ta pastaba dėl to, kad pirmas būstas, antras būstas, kai vienam kartelė privaloma 10 000, galimai artima vidurkiu bus apie 20 000 daugumoje savivaldybių.
tuo tarpu antram būstui 50. Tikrai yra aibė situacijų, kuomet antras būstas bus apmokestinamas mažiau negu pirmas. Ir ta loginė klaida jinai išlieka net ir tam kompromisiniam variante, kuris gimė čia po didelių diskusijų. Tai man atrodo, tas loginės klaidas tiesiog vienaip ar kitaip vis tiek reikėtų ištaisyti, kad būtų tas loginis nuoseklumas. Bet dėl savivaldybių asociacijos jų pasiūlymas buvo, kad žmonės nepradėtų deklaruotis čia iš pirmo į antrą būstą arba iš vienos savivaldybės į kitą, laikyti, kad tavo brangiausias turtas yra tavo pirmas būstas. Ką jūs manytumėt apie tai, nes tai turbūt galėtų išspręsti daugelį situacijų ir žmonės nepradėtų persideklaruoti vien dėl to, kas matyt savivaldybėm nebūtų jų didžiausias lūkestis. Paskui norėčiau paprašyti iki svarstymo komitete, jeigu turit atnaujintus savivaldybių vidutinės vertės arba medianas po vertinimo, kaip atrodo tas savivaldybių spektras ir tada matyt galėsim nujausti, ką savivaldybės iš tiesų nuspręs dėl neapmokestinamos kartelės. Ir ar turit modeliavimą, kaip atrodys situacija, kai savivaldybės nusistatys iš ties mažesnės neapmokestinamas karteles, negu kad yra nustatyta antram turtui, tai yra 50. Ta prasme, ar vertinot, kad jeigu savivaldybės, tarkim, nusistatytų vidurkį neapmokestinamą kartelę pirmam būstui, kiek atsirastų tokių, kuriem labiau apsimoka visgi tada sakyti, kad čia yra mano antras būstas, o ne pirmas, nes tikrai tokių variantų bus. Šiaip vertinant tą 50 000 kartelę antram būstui, man asmeniškai atrodo, kad tai tikrai yra naudingiau tiem, kas turi daug investicinio turto, o ne pirmo būsto lengvata. Ir klausimas tikrai atviras, ar pasirinktas tas santykis tarp pirmo ir antro būsto lengvatų yra tinkamas. Ir paskutinis klausimas tai dėl administravimo, nes tikrai atsiranda daug išimčių, pirmas būstas, antras būstas, ar tikrai mokesčių inspekcija sugebės sugeneruoti automatinės deklaracijas ir nereikės žmonėms paskui ten 5 kartus tikslinti to, kas yra pateikta, nes tai yra jau pakankamai sudėtinga. Tai mano prašymas iki posėdžio, jeigu išeina tas atnaujintas vidutinės savivaldybių vertės. Ačiū. Tai aš iš karto, jeigu galima, kadangi klausimų buvo daug, tai dėl administravimo atsakymas taip sugebės, mes tikslinomės su mokesčių administratoriumi, iš tikrųjų tas įmanom padaryti. Ten didžiausias butelio kakliukas, vadinkim, tai tas masinis vertinimas, dėl kurio registrų centras čia šnekėjo ir, man atrodo, šitą iš tikrųjų vertėtų išspręsti. Dabar dėl tos 50 ar 70% nuolaidos pirmam būstui, jinai nebegalinė, jos negali realizuoti, pakeisdamas ten, padalindamas pusiau tarifus, kadangi jinai galioja tik tai, kaip mes pasiūlėme, iki 450 000 tos būsto vertės. Bet čia vėl, Seimo narių pasiūlymų klausimas, tai su kuo išėjo vyriausybė yra kompromisinis variantas ir aš kaip vyriausybės narys už tą kompromisinį variantą ir stoviu. Dėl to mano nuomonė ten 50 ar kiek ten daugiau ar mažiau, jinai nerelevantiška, aš dėl to, gerbiamas Seimo narė, aš jos tiesiog nesakysiu. Dabar pirmas būstas, kuris brangiausias, aš kategoriškai prieštaraučiau, nes tai jau pažeidžia konstitucinę asmens teisę laisvo judėjimo Lietuvos teritorijai. Ir iš tikrųjų kiekvienas asmuo turi teisę deklaruoti gyvenamąją vietą ten, kur jisai deklaruoja ir tai teisė žymiai rimtesnė negu jo būsto vertės. Tai aš kaip teisininkas tikrai tokiam variantui prieštaraučiau. O vertės medianas pateiksim. Mes jas turim jos 25 metų. Taip. Ten, reiškia, tegu čia yra žmogaus teisė deklaruoti vienam iš tų būstų. Beje, atkreipčiau dėmesį, kada mes šnekam pirmas būstas, antras būstas, mes pamirštam, kad tas antras turtas gali būti ir garažas, gali būti daržinė, gali būti dirbtuvės, daug kas gali būti. Tai ten gali būti įvairios turto rūšys. Pavyzdžiui, garažas tai antras turtas ir, sakykime, sodyba taip pat. Gali būti, tai aš manau, kad kiekvienas šitą leidžiamą mokestinio arbitražo taisyklėmis, galimybėmis, kiekvienas žmogus gali pasinaudoti. Taip, ir aš dar čia papildyti norėčiau dėl to antro būsto ir tos ganėtinai aukštos kartelės antram būstui, tai
Tai tik tai turbūt reiktų suprasti, kad tas antras būstas tai yra ir antras tavo objektas, ir trečias, ir ketvirtas, ir tiek, kiek tu jų turi. Ir dažnai tas, kas kažkam tai yra, tarkim, antras būstas, tai labai dažnu atveju yra kažkam pirmas būstas. Tai yra, kai vykdoma būsto nuoma ir žmonės nuomojasi būstus, tai jie taip pat kažkokiu tai būdu turėtų būti apsaugoti lygiai taip pat kaip ir tie, kurie nusipirkę būstą. Tai čia turbūt logika išlaikoma tame. Ir dar galima, norėčiau dėl sodybos trumpą tokią kaip pastebėjimą pasakyti, kad sodybos dažniausiai net ir prabangiose vietose, jeigu pasižiūrėt masinį vertinimą, jos būna įvertinamos labai, labai mažom sumom. Tad į sodybą persiregistruoti turbūt niekam neapsimokės. Bet už tavo namą, kuris yra mieste, tu mokėsi mažiau. Dėl to, kad pirmas laiptelis 50. Bet čia, matai, nuo savivaldybės sprendimo labai dar priklauso. Tegu žmonės sprendžiasi patys. Gerai, aš irgi turiu klausimą, kadangi kreipiausi į mokesčių inspekciją dėl dabartinių mokančių nekilnojamo turto mokestį. Atsiuntė 10 top mokėtojų už praeitus metus, kurie vidutiniškai mokėjo 26 000 metinių nekilnojamo turto mokestį nuo 31 iki 21, taip vidutiniškai. Pagal naujas mūsų pateikiamo įstatymo siūlymus vietoj 31 000 mokės 9, vietoj 28 11 ir už savo pirmą būstą jis mokės nuo 41 euro iki 400, vidutiniškai 110 eurų, už kitą nekilnojamą turtą apie 10 000. Tai ar yra logiška atsisakyti 2 procentų, nes aš ėmiausi ir užregistravau tą pataisą, nes aš girdžiu teisingą kritiką, kad mes atleidžiam nuo tie, kas turi turtingiausias, daugiausia nekilnojamo turto, juos nuo mokesčio, uždėdami mokestį vidutiniai klasiai. Ir ar tai yra logika visgi? Matant tokius skaičius, kai žmonės moka šiandien 31 000, o po naujo mokesčio jis mokės 9 000. Gerbiamas pirmininkė, jūsų pastebėjimai labai svarūs, bet vyriausybė pateikė kompromisinį variantą ir jūsų pasiūlymą matyti Seimas svarstys. Ir čia jau pirma komiteto, o po to Seimo nuožiūra yra nuspręsti. Labai diplomatiškas atsakymas, to aš ir tikėjausi, bet aš klausiu, ar logika yra kokia mūsų to įstatymo. Tai prašom, Dainor. Tai jeigu kalbam apie 2 procentus, tai aš manau, kad galėčiau save pavadinti kažkokį tokį ekonomistų ir matydamas dabar situaciją rinkoje, tai 2 procentai tai jau nebe nekilnojamo turto mokestis, o kapitalo prieaugio mokestis. Jeigu bankų palūkanos yra 4 procentai, tai turtui, kuris virš 500 000 taikė 2 procentus, tai yra visiškai nelogiška ir neteisinga. Ir dabartinė situacija susidarius tokia, kad mes grupę asmenų padarėm baudžiauninkais, kurie visiškai be jokio pagrindo, nes šiandieninis nekilnojamo turto mokestis, jis neatlieka savo funkcijos kaip nekilnojamo turto mokestis. Tai yra kapitalo prieaugio mokestis, kurį moka turtingiausi asmenys. Tai aš ne prieš, kad turtingiausi daugiau ir mokėtų, tačiau visame kame turi būti ekonomika, logika ir pagristumas. Tai dėl 2 procentų aš iš karto galiu pasakyti mūsų frakcijos nuomonę, tai kad nebėgtumėm toli labai, tikrai būsim prieš, tai nelogiška. O jeigu subalansavus tą mokestį iš tikrųjų išsiplečia mokėtojų ratas ir jis tampa socialiai teisingu, tai jeigu kažkam ir mažėja, kai tas dabartinis kapitalo prieaugio mokestis ir prabangos mokestis virsta nekilnojamo turto mokesčiu, tai yra logiška ir teisinga. Ačiū. Dažniausiai vieniem jis tampa socialiai teisingu, kitiems socialiai neteisingu. Čia yra dialektinis materializmas. Nesvarbu. Gerai, dar mačiau kėlėt ranką, taip prašom. Tai dariau.
Atsakant į gerbiamą ministro pastabą, kad tokį kaip pasiūlymą susirinkti mokestį iš pagrindinio būsto, taip, žinoma, bet vis tik tai turi suprast, kad pagrindinis būstas toks socialiai jautresnis dalykas, čia sunkiau surinkti. Būtų logiškiau iš tikro savivaldybėm daugiau iš to antro būsto susirinkti galimybę. Tai, tokia logiškesnė, sakyčiau. Dabar antra pastaba dėl to. Tai atiduokit teisės reguliavimą ir viskas, Taip. Dabar antra pastaba, čia tas 50 000 tam iš tikro, nelogiška, negalima nustatyti vieno standarto, reiškia, kai tos turto vertės skiriasi ten keliasdešimt kartų. Tai iš tikro čia gausis tokių iškraipimų daug ir nieko, tik tai disproporcijų apmokestinimo. Tai reikėtų atiduoti tikrai savivaldai. Tuo labiau, kad dar čia net ir pačioj savivaldybei kartais yra labai skirtingų zonų, kur yra labai skiriasi vertės, tarkim Vilniaus rajono savivaldybė, kur yra labai ir brangių vietų ir ne, ir čia savivaldybės tikrai nėra vieningo standarto net pačios savivaldybė. Jos galėtų, savivaldybės netgi atskiras teritorijas ir dabar, pavyzdžiui, komercinį turtą gali tarifų skirtingas diferencijuoti, reiškia apmokestinimą, tai čia tikrai būtų logiškiau visą šitą atiduoti savivaldai reguliuoti. Dabar trečia dar pastaba, kad dėl tų lengvatų įtvirtinimo įstatymai iš tikrųjų nėra labai gera praktika, kai jos, reiškia, automatiškai lengvatos taikomos, nes dabar net projekte buvo atsisakyta, logiškai, kad tų visų kitų, reiškia, lengvatų ten socialiai remtiniems, nes savivaldybės tikrai čia žmonijos galėtų taikliau pritaikyti. O kai visiems, tokia lengvata, tai, kas daugiau turto, didesnė lengvata gauna ir gaunasi dar taip piknaudžiavimo galimybė atsiranda, nes tada galbūt ten turtą perrašyti ant kažkokių socialiai remtinų, ten, žodžiu, susimažinti mokestį šeimos viduje, o savivaldybės turi vis tiek daugiau tų įrankių identifikuoti, kas ten tom lengvatom naudosis, reiškia, nepagrįstai, tai čia, manau, jos galėtų dosniau dar tas lengvatas, bet taikliau žymiai taikyti. Dabar dar viena... Nesikartokit, jūs jau sakėt, ta prasme pastabas, kurios... Ir dar viena atsakymas dėl to, reiškia, deklaruotos vietos susėjimo deklaravimo su, reiškia, pagrindiniu būstu. Tai čia tikrai problemų nėra, jeigu būtų taikoma brangiausiam būstui. Tikrai nesuvaržys migracijos laisvės. Čia žmogui paliekama visiška laisvė būtų, kuris norėtų ten deklaruotų. Tiesiog tai nebūtų susieto su mokesčiu. Reiškia, vis tiek būtų, įsivaizduojat, žmogus turi regione kokią būstą ir, reiškia, kitojs brangų turi investicinį kokioje mieste. Tai jis automatiškai gaus lengvatą, jam nebus akstino, kad ten persiregistruoti, reiškia, jis gyventų, kai tik neiškraipytumėm deklaravimo duomenų tikslumo. Mes tą sistemą mes rizikuojam, kad ją visiškai sugriauta deklaravimą, jeigu mes susijęm su to mokestiniais dalykais. Tai manau, kad čia tikrai logikos yra, reikėtų, manau, pagalvoti apie tai. Tai aš manau, kad ministras dieną naktį apie tai tik ir galvoja. Norit atsakyti, ministrė? Gal labai trumpai, dėl šito paskutinio deklaravimo. Jeigu mes dabar įvesim deklaruotą gyvenamąjį vietą, mokesčiam deklaruotą gyvenamąjį vietą, paramai deklaruotą gyvenamąjį vietą. Šlepečių registracijos. O kur tada teismas, kuriuo adresu siūs šaukimą už prastą elgesį? Arba, pavyzdžiui, atsijimti... Ministrė, tai kaip tik nėra... Ne, Giedriu, čia... Nediskutuokim. Tai aš pasilieku aš supratau logiką, bet pasilieku prie prieštaravimų. Ministrė, dar vienas klausimas. Buvo šito įstatymo STT vertinimas ir ten iškilo klausimai dėl vėjo jėgainių. Apmokestinti ar neapmokestinti, ten, ta prasme, nuolaidos padarytos. Tai kaip šitą traktuojat, nes tai buvo STT išvadose? Taip, ten iš tikrųjų buvo išvada dėl tam tikros traktuotės, kad vėjo jėgainės sparnuotė ir gondola tai ten turbūt tas viršuje esantis visas mechanizmų, tas nesiskaito kaip nekilnojamo turto objektas ir tai, jo, tas yra kilnojamas turtas gaunasi, tai iš tikrųjų nekilnojamo turto įstatyme turbūt to nelabai gali apibrėžti, ne, ir tai yra, čia turbūt aplinkos ministerijos yra kompetencijoje apibrėžti, kas yra
kilnojamas, kas nekilnojamas. Tai pagal dabartinį įstatymą, ar mes apmokestiname jas? Mes apmokestinam tik tai ką? Tik nekilnojamą turtą. Tai nu tai pagrindą, taip? Taip. Nu tai pagrindą logiška. Ir stiebą turbūt, kas ir ne. Ne, tai šiaip... Anas nesilaikytų be pagrindo ir stiebo. Šiaip gerbiamas Seimo narys Lingė galėtų papasakoti apie šią diskusiją praeitoj kadencijų, nes ji buvo audringa, ilga, kas ten kilnojasi. Nėra jo, labai gaila. Tai ta diskusija jau vyko. Na, mes nieko naujo neišradom, mes pasiūlėm. Pasiliekam, taip. Supratau, norėtum baigti, bet Tauras nori pasakyti, kad jis turbūt kažką nori. Pajaukavo turbūt. Taip, prašau, Taurai. Dar kartą noriu. Na, aš juokavau, kai kalbėjau apie apmokėjimą, galbūt tai nuskambėjo šiek tiek keistai, bet tai būtų teisinga kiekvieno mokesčių mokėtojo atžvilgiu. Bet aš ne apie tai norėjau truputėlį paklausti, kokių šalių praktikų buvo vadovaujamasi, kada kalbėjote apie tai, kad tos ribos yra nenustatinė, kad remiamasi kitų šalių praktika. Nes aš žiūrėjau dabar bent jau Europos Sąjungos šalyse, išskyrus, reiškia, Bulgarija, Albanija galbūt šalyse, kuriuose yra mokestinė vertė nustatoma pagal registrų centro jų, reiškia, masinį vertinimą. Bet ten irgi rašoma, kad ten 5-10 kartos vertės mažesnės ir ten nekyla ta problema. Bet visose šalyse, kur yra, nėra niekur nustatytos. Gerbiamas Taurai, supratom jūsų klausimą, ministrė, galite atsakyti? Čia reikėtų specialistų klausti, bet tas slengstis jisai yra, iš tikrųjų labai normalus teisinis sprendimas, kad nebūtų po to daug ginčių ir kad žmonėms nereikėtų leisti pinigų be reikalo turto vertinimui. Supratom, ačiū. Taip, gerbiami kolegos, aš norėčiau baigti, mes jau užteisėm ir šitą klausimo laiką. Tai noriu padėkoti visiems atvykusiems, visai komandai Finansų ministerijos ir ministrui, Lietuvos bankui, visiems, kas buvo prisijungę. Ačiū už dalyvavimą.